Sveiki. Taigi, gavau laiškelį iš Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, L. Sapiegos gatvė 1. Šitiem nesinčiau, ne čia taip labai įdomiai ant spaudoj. Taip, čia nais. Štampelį uždėt kažkokį tai. Nuplėškim šitą ant spaudą. Gal atsiuntė prašymą. Aš tikiuosi juodligės kokias šudeliai nesinčima. Nesintiniai. Gal reikės atgal siūstaninti to laišką. Gal atsiboda raštai mano. Renatas Jutonen parašė. Oho, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Ogi pasirodo, kur aš ten būriau, pasirodo, parašo jis į tokį numerį. Į gruodžio 23 metų, va jums toksai viešo administravimo įstatymas, kur per mėnesį laiko turi atrašyti. Tai va atkreipkite dėmesį, kada buvo parašyta 23 metais gruodžio 28 dieną ir kada jie atrašo. 24 metais vasario 21 dieną. O tai buvo rašyta. Turiu čekiuką. Va čia va. Jeigu jūs pamatysit, davai, prizumink. Gruodžio 20, kas čia? Šūdas. Gruodžio 21 dieną, va čia va. Atsiprašau. Aš čia buvau įsipjovęs. Tai šičia lepučka, atsiprašau, rodysiu su šito pirštu, gal nemandagiai, ta prasme, ir su šito pirštu, va, rodysiu su šito pirštu. Va. Gruodžio 28 dieną, 11 valandų, 50 minučių, 37 sekundės buvo išsiųsta į gavėją Šventaragio gatvė 2. Šventaragio gatvėje yra informatikos ir ryšių departamentas, o čia man atrašo iš Sapiegos gatvė. 3 išgamos broliai Sapiegos, kad atnešė, mokinosi jėzuitų tame, kaip čia, mokykloj. Jo, jėzuitų mokykloj mokinasi. Tai tenais ir pasiskaitykite apie istoriją, apie jėzuitus ir visą kitą, kas čia dar. Aišku, čia va tokį dengi visokius tuos su savo tais visokiais parašymais. Va čia va taip, va pašto čia šliopka kažkokią savo užklijuojant, čia nežinosi, kur čia pridaro. Samų sąrašo numeris, karočiui. SK, matomai skaudžiai kiša. Čia RS, SK va yra parašyta, va, SK, matomai skaudžiai kiša, kažkas jiem skaudžiai kiša. Žiūrim, Jutonens vėl parašė, Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, toliau Migracijos departamentas gausiu iš jūsų pranešimas. Jiem jau siuntam, ta prasme, jau siuntam, va čia kur Jutonenas jau gavo. Jau čia va irgi buvo, kur buvo būtent irgi, ir pasižiūrėsim, kad ogi vagina, ne toks pat, bet Jutoneną matomai pamokino, papruotino. Jūsų pranešimas, kurį nagrinėti pagal kompetenciją persiuntoja informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Pranešime nurodote
pateikti prašymą, kurio pagrindu išduotas pasas LJ 46083, bet koks skaičius. Yra tas vienas skaičius. Informuojame, kad prašymų išduoti asmens dokumentą kopijos nėra teikiamos klientams. Aš čia paslaugos, neprašau jų. Informuojame, kad prašymų išduoti asmens dokumentą kopijos nėra teikiamos klientams. Įsidėmėkit, žmonės gerbėmieji. Kopijos nėra teikiamos klientams. O dėl to yra prašymuose kliento aptarnavimo specialistai. Ir kokias paslaugas tie ten išgamos jums teikia. Pažymime, jog asmens tapatybės kortelės ir pasų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 metų kovo 19 dienos įsakymų numeris 1V-200 misiukoniotas pasvirasis brūkšnys V didžioji brūkšnelė 62, toliau aprašas 120 punkte nurodyta, kad prašymais išduoti asmens dokumentą naudotis, atsakant į paklausimus, darant kopijas, atliekant patikrinimą dėl asmens duomenų ar tapatybės ir kitais tarnybinio būtinumo atvejais turi teisę tik migracijos departamento, valstybės tarnautojai, ar darbuotojai, ar konsuliniai pareigūnai, ar konsulinės įstaigas įgalioti darbuotojai, arba užsienio reikalų ministerijos, valstybės tarnautojai, ar darbuotojai, ir valytoja gali susipažinti, vykdydami teisės aktų nustatytas funkcijas. Pažymime, kad aprašo 121 punkte numatytas prašymų išduoti asmens dokumentą ir jų kopijų teikimas tik valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms. Kartu informuojame, kad aprašo 127 punkte numatytas tenais, kur yra, psichikos sveikatos sutrikimo centruose, 127 punktas, būtent šitas 2015 metų kovo 19 dienos tas aprašas numato 127 punktas, jeigu turint omeny, kad ne 19 metų redakcija, kur 120 punktas, o 127 punktas būtent 15 metų apraše, kur numatoma, kad asmens dokumentai išduoti ir prašymai, yra pagal išduoti psichikos sveikatos sutrikimo centruose arba įkalinimo įstaigose. Tai tęsiu toliau. Kartu informuojame, kad aprašo 127 punkte numatytas prašymų išduoti asmens dokumentą saugojimo terminas. Suėjus nurodytam terminui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnių 1 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodiklę patvirtinta Lietuvos Respublikos Lietuvos vyriausiojo 2011 metų 2011 metų kovo 9 dienos įsakymų numeris V-100, tą žinau ir tenais tam apraše nėra. Taip pat aprašo 127 punktų prašymas išduoti asmens dokumentas sunaikinamas. Jeigu manote, kad šiuo atsakymu jūsų informavimą netinka, jį gali skųsti Migracijos departamentui Sapiegos gatvė, tenais yra įsisteigus būtent ir psichikos sveikatos sutrikimo tenais durnynas, tenais durnynas, psichuškė, teismo ekspertai sėdi psichuškės. Lietuvos Respublikos viešo administravimo įstatymų nustatyta tvarka per 1 mėnesį nuo įteikimo dienos arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymų nustatyta tvarka per 1 mėnesį nuo įteikimo dienos arba tiesiogiai regionų administraciniam teismui Žygimantų gatvė 2. Vilnius per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą e-teismas.lt Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyto tvarka per 1 mėnesį nuo įteikimo dienos. Aš tau Jūtonai ir Renatai pateiksiu, kai sakant, vieną labai paprastą dalykėlį. Tokius UABO įstatus. Ir kas tuose UABO įstatuose yra parašyta. Gerbėmieji, LR konstitucija, tarka.
Tarką. Va, per Tarką, e-tar. Keliaujam pasižiūrėti, aš susimažinsiu savo mordelę, kai jūs labai gerai matytumėt. Gerbėmieji, ir dabar mes žiūrim, taks, niekas negali savavališkai sulaikytas, nusikalstamo vietoje, žmogaus, bičių papa, turiu papa, pilietis turi įstatymų valstybinį. Va šitoj vietoj. 25 straipsnis. 25 straipsnis. Pilietis turi teisę. Aišku, klientas neturi tokių teisių, bet pilietis tokių teisių turi, o asmuo arba klientas tokių teisių neturi. Bet kas numatoma? Pilietis turi teisę įstatymo nustatytą tvarką, tai yra viešo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, nes čia kitas, kai sakant, tenais aprašas, ten yra ne įstatymas, o yra viešo administravimo įstatymas, kur per 30 dienų privaloma bet kokį kreipimąsi, pabrėžiu dar sykį, kad įsidėmėtumėt, ne nutarimo, ne aprašo, kuom vadovaujasi Jutonenas, ne aprašo punktų, ne vyriausio archyvaro įsakymų, ne aprašo punktų, ne įsakymų, bet įstatymų nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. Ne kokie darbuotojai, ne dar ten kažkas, bet pilietis turi teisę. Tai kad jūs pagalvokit, ar tie piliečiai, kur čia tie durneliai kažkur tais rinksis, tenais prie Seimo pamiketuot, sekantį sykį, jūs labai gerai pagalvokit, sudėliokit visus taškus ant į ir susiveskit logiką elementarę. Ane? Ar jūs piliečiai, ar jūs turite kažkokį pilietinį statusą? Nes jeigu būčiau aš turėjęs kaip ir tokį Lietuvos Respublikos piliečio statusą, ne? Tai aš būčiau laisvai gavęs informaciją pagal viešo administravimo įstatymą, kuris numato, jog viešos valstybinės įstaigos turinčios informaciją apie pilietį, apie visą su juo susijusią informaciją. Tai tarkim, jeigu aš būčiau pilietis tos Lietuvos Respublikos, kuom aš nesu. Tai va. Ir jeigu jie turėtų kažkokią apie tą pilietį informaciją pagal viešo administravimo įstatymą per mėnesį, tai yra per mėnesį kalendorinės 30 dienų arba kalendorinės 20 dienų darbo dienų. 20 darbo dienų arba per kalendorinį mėnesį, tai gaunas 30 dienų, iš metų savaitgalį, gaunas 20 dienų, 4 savaitės, ne? Tai per mėnesį laiko, ne per 2 Jutonenai, ne per 2. Man turėjo parašyti, o vienintelė valstybinė įstaiga, kai sakant, yra informatikos ir ryšių departamentas. Nes jeigu jūs įlystumėt ir pasižiūrėtumėt valstybinės įstaigos, ne? Kur, va, įstatymas, ryšių departamentas, ne šitas, taks, tuo mes įstatymėlį greit. Ne veltui čia slepiasi 3 šeškės, va šitoj vietoj, ką tik pamačiau. Akylas te pamato, va matote? Matote? Aš pasižiūrėsiu, matote? Turėtumėt matyti, va šitoj vietoj, kur yra e-seimas, lrs.lt, portal Legal Act, legalus aktas, LT TAD tais 1869999. Apverstos 3 šeškės. Nu ir užtikrina tratata apie patį negalioja susiję teisės akto pakeitimai, patvirtinimo, nuostatų patvirtinimo turi būti, kad informatikos ir ryšių departamentas yra informatikos ir ryšių departamentas, tarnybos, Lietuvos valstybinė saugos tarnyba, sienos. Nu, aš dabar rasiu, dabar gauna sėdėti ir žiūrėti. Jie, papa, tiek to, nes šitam nuostavai, vienu žodžiu, va, kaip mes padarysim, mes šitai padarysim, valstybės nuosavybę.
nuosavybę. Ok, čia nėra pakeistas dokumentas. Atkreipkite dėmesį čia nais. Jo, aš nuorodą turiu, bet vienu žodžiu. Tai va toks dalykėlis. Įmėsiu ir turėsim. Start recording. Start recording. Radau, gerbėmieji, radau. Įlindau į savo YouTube'ą. Į va, ką jūs manot? Tas pats, tratata, nu, ne tas pats, bet čia va taip, va, čiukų, galiuojanti teisės akto redakcija, vis tik kaip ir buvau. Šiek tiek buvau pagribavęs, nedaug, įdomi pavardė, ane, Česlovas Kazimieras Blažys. Niek neturiu asmenišką, nieko, niek nenoriu pasakyti, bet va, jeigu užeitumėte vyrs nuo savo vardu Gediminas R. YouTube kanalą, įsivestumėte čia atmintinę man, o ne jums ir tiems, kas suprato, kur žiūrėti. Tai va, paspaustumėte šitą antrą nuorodėlę į teisės aktus, jums išmestų. Dėl informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo ir va čianais bendrusios nuostatos, kur yra nuostatai, bendrusios nuostatos, trečias punktas rašo, departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teisės ir pareigas, išskyrus sprendimo dėl departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimo, įgyvendinanti institucija yra vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja departamento veiklą, tvirtina ir keičia departamento nuostatus, priima sprendimą dėl departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kitose teisės aktuose, jos kompetencijai priskirtus klausimus. Departamentas yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu. Dabar einam į IRD, bam, 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 čiki čikita, pu. Ar tu sikioš minti, nes man labai patinka minti. Ant šito, čia tas yra, čia tas, Lietuvos valstybės herbu, čia tas, nu kaip gražiai aš rimuoju, kaip ant emocijas, va čia tas vat valstybės herbas yra. Ar LR herbas? Bam, ar čia tas? Kuris? Ar tas? Pohui kuris, nu čia lygiai tas pats, neturi pinigų apsipirkti maksimui, pasiėmė 10 eurų, nuri su markeriu dapaišiai, padėjo ant stalo, viskas legaliai. Nepavyko teisingai sugėdoti tautinės giesmės, paprašyčiau tai padaryti dar kartą. Tegu dirba savo naudai ir žmonių gerybei. Legaliai. O ką? Kardas yra? Yra. Nu čia ašututas tik tais neturi, vat, nupešiotas biški yra čiūvas. Tas turi ašutus tuos, vat. A šitas neturi ašutų. Jūs man papasakokit, kuris čia yra tas valstybinis herbas? Šitas ar šitas? Šitas ar šitas? Aš jau matau valstybės simboliai, Lietuvos simboliai. Čia vat kuris yra tas valstybės herbas? Vat Lietuvos herbas. Bet tas, informatikos ryšių departamentas, kodėl kitą užsidėjęs, kas čia, vat čia kas čia yra viešajam sektoriui? Čia kam? Vat labai įdomu, vat viešas sektorius. Oi, čia kiek daug. IRD. Na, skaitam. Ir savo pavadinimu, savo simboliką, ten jų simbolika, supratau, čia jų simbolika. Departamento buveinė, Šventaragio gatvė 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.
A ne didžiosiam turi Lietuvos Respublika rašytis, kaip pas man tapatybės kortelėse arba pasuose, ne ten turi būti, ne? A kodėl mažosiam raidėm? Departamentas yra biudžetinė įstaiga išlaikoma, tai čia valstybinė, tai čia ne valstybinė. Departamentas yra biudžetinė įstaiga išlaikoma Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų, pavyzdžiui, kolateralinių sąskaitų. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos užteikiamas paslaugos, gaunamas pajamos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Departamento lėšų buhalterinė apskaita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, va tas va, turto valdymas ir ūkio departamentas, jis yra toj pačioj atmintiniai. Dėl pilietybės. Vat būtent kur man aktuali buvo, kad buvo pavedama. Ten trali-vali festivalį, čia kur yra prašymai ir blankai, kur aukščiausios tarybos patvirtinta yra. Nu ir susijusios dokumentuose viso tos. Karočią, čia yra niekas sudėtinga. Jūs tik tais laikykitės ten ir žinokit, kad valstybės departamento savininkė yra valstybė. Ir niekados nesakys, kas yra ta valstybė. Va, didžiosiam raidėm yra, ne didžiosiam. Tai va, tiek. Radau, va, kur norėjau pasakyti, departamento savininkė yra valstybė. Atsiprašau tik tais dėl to, kad išskirtinė nuosavybės teisė. Ne, savininkė. Savininkė yra valstybė. Savininkas. O savininkas, galbūt galima nurodyti, kas yra valstybės savininkai. Ar vienas savininkas, vat būtent ir kokios. Pabandykit žmonės protingieji. Išsiaiškinti tokį paprastą dalyką elementarų. Kas yra savininkas? Kas šitos sklypo savininkas? Kas šitos mašinos savininkas? Kas šito pastato savininkas? A kas šitos valstybės savininkas? A? Ne? Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.